net nebejoju, kad šiandien iš visų jėgų, nepaisant tų visų dalykų, kausis dėl galimybės dar labiau papildyti. Kągi, atvyko greitosios pagalbos automobilis, viso labo 10 minučių beveik pavėluota ir rungtynės galės prasidėti. Riterių futbolininkai prie varžovų. Dabar netikslus Arvydo Novikovo perdavimas, tačiau pačiam Novikovui atšoka kamuolys. Novikovo smūgis, rikošetas ir visai šalia vartų praskrieja kamuolys. Novikovas ieško perdavimų tarp linijų. Čia Jonas Usavičius karto pasisuko vartų link ir atlieka dar vieną pavojingą smūgį, po kurio jau tenka reaguoti ritmą komandos draugams. Čia Izakas Berry. Kaderas žaidžia su Remeikiu. Gražus Remeikio perdavimas. Berry ir čia turėjo galimybę Tibelis. Tiesa, vėliau jo susidūrimas su Simone Moskinu atrodo yra šiek tiek skausmingas. Na, pamatysime dar šio epizodo pakartojimą. Toks Izako Berry netikslus smūgis vos nesibaigė rezultatyvių perdavimų. Karamarko grąžina kamuolį į žaidimą. Ten Arvydas Novikovas žaidžia su Dmitro Bondaru. Novikovas. Bulatovičius. Pats ryžtasi smūgiuoti ir oi, kokią patranką čia paleido Vukašinas Bulatovičius. Įdomiai Hegelman įbėga dabar į baudos aikštelę. Ten Rimvydas Sadauskas kištelėjo galvą, vėliau smūgis iš toli. Čia dar vienas Hegelman prarastas kamuolys. Novikovas arčiau varžovų baudos aikštelės. Rimvydas Sadauskas tą perdavimo liniją nuskaitė. Čia štai toks kamuolys taip pasišokinėdamas nuo dirbtinės šio stadiono dangos praskriejo šalia vartų Rokui Bagdonavičiui. Čia Kaderas tarp trijų varžovų ir geras gynybinis Dmitro Bondaro epizodas. Bondaras Novikovui. Šis artėja link varžovų vartų. Novikovo smūgis ir čia gera galimybė Vilniaus riteriams. Oi. Dar kartą žiūrime šį epizodą. Arvydas Novikovas, gerą smūgį atliko, Bagdonavičius jį atrėmė. Tačiau štai čia nepavyko galės grįžti abiejų ekipų žaidėjai į aikštę. Ščedras, jo perdavimas į baudos aikštelę. Čia Berry smūgis ir Simone Moskinas gelbėja komandą dabar. Iš karto pavojingas epizodas po standarto. Dar kartą jis jūsų ekranuose. Izakas Berry. Artiomas Ščedras kelia kampinį. Jo perdavimas. Smūgis į vartus ir Harūna turėjo gerą galimybę, jeigu būtų pataikęs į vartų plotą. Čia leidžia žaisti Švėgžda toliau, bet kol kas turi kamuolį riteriai. Baftolovskis prie baudos aikštelės linijos. Baftolovskio smūgis į tolimą į vartų kampą. Čia kol kas Armandas Šveistrys negali. Pačiam Berry kamuolys atšoka. Berry į baudos aikštelės prieigas ir nepavyksta ten Hegelman nieko sukurti. Karlosas Diukas kabina kamuolį į baudos aikštelę. Ten Vilius Armanavičius, Simone Moskinas kamuolį fiksuoja. Bagdonavičius. Tas perdavimas yra. Sadauskas ore bando kovoti, bet varžovai prie kamuolio yra pirmi. Ir Vilniaus riteriai sugeba iškovoti dar vieną tašką, kad ir kokioje